Skirtingų kultūrų derliaus nuėmimas reiškia darbą su skirtingomis pjaunamosiomis. Norėdami sukonfigūruoti naują, spustelėkite piktogramą su kombaino ekrano viršutinėme kampe, tada iš pagrindinio kombaino meniu pasirinkite pjaunamosios nustatymus. Patekę, spustelėkite pjaunamosios piktogramą viršutinėme dešiniajame kampe. Puslapyje spustelėkite langelį viršuje į pjaunamosios konfigūracijos meniu. Spustelėkite pliuso piktogramą ir pridėkite naują pjaunamąją. Šiame pavyzdyje konfigūruosime Powerflow pjaunamąją. Įveskite pjaunamosios pavadinimą terminalo klaviatūrą patvirtinkite. Dabar pasirodys išskleidžiamasis meniu. Spustelėję langelį meniu galite pasirinkti, kokio tipo pjaunamąją norite sukurti. Pasirinkite savo pjaunamosios tipą iš meniu ir patvirtinkite. Atminkite, tai yra privalomas žingsnis kiekvieną kartą, kai dirbsite su kita pjaunamąja, nes kiekviena jų turi specifines funkcijas. Pasirinkus Powerflow pjaunamąją, galėsite sureguliuoti susijusius parametrus. Pradėdami nuo viršaus, spustelėkite kiekvieną langelį, kad įvestumėte informaciją. Šiame pavyzdyje nustatysime 40 pėdų Powerflow pjaunamąją. Užpildykite pjaunamosios plotį milimetrais. Tada įveskite informaciją apie lenktuvus. Jei pjaunamoji yra su lenktuvais, pavyzdžiui, kukurūzų pjaunamoji šios informacijos neturės, pažymėkite lenktuvų langelį žalia varnele. Tada įveskite lenktuvų skersmenį ir impulsų skaičių vienam apsisukimui. Jei naudojama originali Massey Ferguson pjaunamoji, paskutinės reikšmės jau bus nustatytos. Dabar ekrano apačioje matysite pjaunamosios nustatymų parinktis susijusias su tipinėmis dalimis, pavyzdžiui, vertikaliu peiliu arba su kitomis kombaino funkcijomis, pavyzdžiui, galulaukės valdymu. Kadangi mūsų pamokoje nenaudojame vertikalių peilių, tiesiog pažymėkite langelį su raudonu kryžiumi. Kita sąrašo parinktis įjungs realias funkcijas, kurios yra būtinos, jei norite naudoti lenktuvų valdymą. Pažymėkite langelį, kad jį aktyvuotumėte. Taip pat pažymėkite aktyvaus kopijavimo funkciją. Paskutinė parinktis – kintamo greičio juostinis transporteris leis keisti 40 pėdų Powerflow juostų greitį arba lanksčių pjaunamųjų juostų greitį. Paspaudus langelį atsiras pliuso ir minuso piktogarmos. Naudokite šiuos mygtukus juostų sukimosi greičiui reguliuoti. Pjaunamosios simbolis ekrano apačioje rodo pjaunamąją iš viršaus. Langelis viršuje skirtas kukurūzų pjaunamųjų poslinkio valdymui, kad būtų galima sulygiuoti pjaunamąją su padavimo mechanizmu. Jei komplektuojama originali Massey Ferguson pjaunamoji, ši reikšmė jau yra nustatyta. Dabar dešinėje ekrano pusėje matysite kelias piktogramas. Antroji nuo viršaus yra pjaunamosios kalibravimo piktograma. Ji taps geltona, kai jūsų nauja pjaunamoji nėra sukalibruota. Atminkite, kad kiekvieną naują pjaunamąją būtina sukalibruoti prieš pradedant darbą. Taip pat pjaunamąją reikės kalibruoti kiekvieno sezono pradžioje. Norėdami teisingai sukalibruoti pjaunamąją, spustelėkite piktogramą ir vadovaukitės kalibravimo meniu instrukcijomis. Taip pat prie kalibravimo meniu galite prieiti per ISOBUS, o visą išsamią informaciją apie tai sužinosite ISOBUS ir kalibravimo pamokoje. Likę piktogramos yra jautrumo reguliavimas ir automatinė pjaunamosios pakėlimo funkcija važiuojant atbulinę eigą su kombainu. Žinoma, šią funkciją galite įjungti arba išjungti tiesiog spustelėję piktogramą. Norėdami pritaikyti pjaunamosios pakėlimo elgseną, spustelėkite jautrumo reguliavimo piktogramą ir tęskite, kaip paaiškinta Terra Control 2 pjaunamosios pakreipimo pamokoje. Paskutinė piktograma – tai sekcijų valdymo aktyvavimas rankiniu arba automatiniu režimu. Įjunkite piktogramą, kad įjungtumėte šią funkciją.